Mažeikio akcentai. Sveiki, Mažeikio akcentai. Labas. Labas. Tai kaip tas Tomukai visą laiką mes kaip pradedam. Čia yra Tomukas, Milutis, Pukutis, pats nepakartojamas Tomas. Kaip mato, turim naują laidos vedėją Moniką. Nu ir aš esu tas rimčiausias, visi mane žinote, esu Deivis. Tai va, šiandien ką mes? Šiandien šnekėsim laisvom temom, šnekėsim apie viską ir apie nieką. Pasakokit, kokia, žinot, Mažeikio arba Mažeikių rajone šiurpiausia vieta. Vienos, kur, pavyzdžiui, tikrai naktį rūtutę nepraeitų. Penktadienį, jeigu būčiau blaivus, tai tikrai neįčiau pro Pegasą. Aš kitaip, jūs nieks nežinot Vilikaukštį tokį. Čia tas prie parkelio? Jo, prie parkelio ten tai neįčiau ir aš. Man tenais asociuoja tokia, kad ten banditizmas, narkotikai, rūkalai, pijokai ir dar. Ir kad aš tenais nueinu, man ten vaidenas, nes atrodo, kad nes ir labai daug žmonių nužudyta. O kada su vietiniais pijokais pakalbėjęs buvo, tai ten sako, kad ir vaidenas kai kuriuose būtuose. Na ten tokia vieta, kad dėkimas netgi vaikystėje būdavo tą laidą per teatrus rodydavo baimės faktorius, tai realiai pati baisiausia būdavo užduotis, ką reikėdavo dėkime eiti tą Vilikaukštį, su liftu pakilti viršų į apačią, tai ties tą vietą tai mes visi pralaimėdavom. O jūs žinote, dėl ko Mažeikio aids? Kodėl Mažeikio aids negyvoja? Dėl to, kad jis darbuotojų nesuranda, nes nedakil iki 12. Bet atėjimai palauk, mes apie kokį mes tą Vilikaukštį šnekam, tai genų ir... Tai va, tai aš šneku visiškai prie Maksimos, kur yra apie tą... Tas tai nežinau, tai jinai pasakė prie parkelio, ne? Jo, jis sakė prie trečios vidurkės. Tai palauk. Tai aš dar paskui apie trečios vidurkės. Tai tas tipo ir šiurpesnis prie trečios vidurkės. Dabar jau nebėr, bet senais laikais tai jau manau, kad ten tas... Vakare pro tą parkelį praeit būdavo šiurpiausia Mažeikių vieta. Ir ten šalia dar ir prie Žemaitijos, kur pagal darželį toks kelias ir vadinas. Ten irgi būdavo ir ne vieną ir ten sumušė, ne vieną ir padarė. Labą dieną. Va tokiu ne, tu paligino. Šalia kurio nepaligini? Dėl prie to Vilikaukščio. Šalia kurio Vilikaukščio? Šalia to, kur jūs pasakėte. Tai va čia apie sodų, kur ir Vilikaukštas su skverelio, kaip ir Deividas ten sako, aš gyvenau, nes ten jis nematė pačio to ritmo, kas ten būdavo. Ten visi bijodavo naktį šiai. Paklaustum seno policininko, tau sakytų, paduok tu Dievę tą vietą. Ten būdavo nusikalstamumai, ryšimai. Gal sakyt, per rangus matydavau tą pastatą, bet... Tai tavęs į kiemą neišleidai. Vis laiką Nes žinojo, kas ten lauks. 7 valandą viskas jau reikėtų valgyti. Ir reaguoti, tai va, ir kadangi jaunis nežino, kas yra, čiučiut vyresnio amžiaus, kaip aš, pavyzdžiui, 22 metų, galėtų irgi tą prisiminti. Nu jo, bet tai žinai, mes dabar apie tą šiurpės vietas, tas šiurpums pasireiškia per tą, tą fizinį tokį, kad tu ten gali gauti pizdėtę dar kažką, bet tu turėjai gauti klausimą, bet tas antgentinės vaidenas, va tai mes prie to įpriekį. Kai žinau, tu sakau, vaidenas ten Vilikaukštį, nežinai, tam geltonam, kur buvo, nes ir tas sodų, ten vaidenas, nes ten iš tikrųjų ir daug girtų dalykų, žiauriai daug dalykų vykę baisių. Kur ten sakė, geležiniam tiltė, ne? Ne, tai tu sakai, ten antgamtiniai dalykai, man labai... Antgamtiniai? Ne, principai ir tas dėl tų antgamtinių dalykų, tai aš esu žiauriai, man patinka tos visos istorijos, tos mistinės, ten kažkas, kas miškas, ten dar kas yra, aš ten tiek turiu tų visokių istorijų. Bet aš atsiprašau, kad pertraukiu, jums pati didžiausia antgamtinė pas mus yra Mažeikos vieta, Mažeikių rajono savivaldybė. Nu jo. Ten antgamtinės jėgos neįsivaizduoju, žinau. Vykstas NSO, kaip vadinu. Kur kosmonautai daugiausiai. Tai va, tai kosmonautai, tai čia man patinka. Jau užsiminėm dar kažką, tai esmė tame apie tą geležinį tiltą, tai ten visokių tikriausiai esat girdėtų istorijų, kad ten pradedant nuo, kad važiuoji ten per tą tiltą, ten pro apačią, ten dings signalo ryšys, ten dėkim, pradėt radijos surkinėti, aišku, tu Pala, kaip tu pravažiuosi pro geležinį tiltą, jeigu ten upė teka? Nu tai tu nežinai, kad geležinis tiltas yra, tu gali pravažiuoti į Kurmaičius. Tai čia gal yra dar viena vieta kažkokia atkarpa, aš tik tą vieną žinau vietą, kur yra tie bokštai dar du likę. Tai pro apačią važiuoji ir tu nuvažiuoji. Ai, bet ten tokia maža atkarpėlė tik. Ai, aš jau galvau, kad kažkokį didelį. Gali važiuoti pro TG, pro tą Reslitą, važiuoji, važiuoji tą geležinkelį, bam, važiuoji tada į Kurmaičius nusileidai, viskas. Supratom? Jo, braižiau žemėlapį. Bet tu nežinai, kad taip galėjo padaryti. Aš mačiau, kad ten takelis, bet aš niekad nesuvažiavus to takeliu. Ten kažkokia lauka. Jo, tai Kurmaičius žvyro gerą neturėjai. Vat turėjau gerus, kurie ten nesiveždavo.
Tai tu Veždavosi į kavinės restoranus, o ne kažkur į laukymę. Bet tu pats ten, nu, supranti, atsivedi moterį ten, atsiveži naktį. Ir supranti, jis vaidenas. Buvusi, kai vaidenas ten, man buvo vieną kartą. Na, tu žiūrėk dabar, Tom, išklausykim, man labai įdomu ir nes aš tikrai nesu girdėjęs. Davai. Man tų visokių vaidenimus yra buvę ir Klaipėdoje, kai gyvenau butuose. Bet čia, būtent čia buvo taip, kad mes su pusbroliu nuvažiavom pasižiūrėti, nes tipo girdėjom, kad kažkas yra ir galvom pasižiūrėsim. Ir mes nuvažiavom ir tipo tokie šustrai, čia nieko nėra ir mes užlipom ir išgirdom tikrai kaip per kokį garsiakalbį kažkokią ten azijiečių kalbą kažką sumurmėjo moteris, tokiu žiauriai keistų balsų. Ir tiesiog taip garsiai per visą surėkė, nubėgom staigiai mašiną, čia tas buvo prieš daug metų. Ir aš paskambinau vienam draugui, kuris geležinkelės, visos tos valdo, tas vietas, ten kažką daro. Ir aš paskambinau, sakau, ar toj atkarpoje yra kažkokia tai garsiakalbį, kažkas tokio. Sako, ne, nėra. Ir tada mes nesupratom, iš kur buvo tas garsas, bet tikrai girdėjom tą garsą. Ir kiti yra girdėję, pažįstami buvo pasakoję, kad girdėjo, nu, tipo, kad kažkurio momentu gali girdėti, kaip daug karių bėga per tiltą. Tai jo, yra ir tą girdėjau. Tai čia vadėkim tos visos, dėkim ir tą legendą, bent jau kaip pasakoju, tas girdės jau čia tai ta legenda, kaip ten kas būdavo. Nu, tipo, aišku, jo, tai nuo to tilto ten per antrą, ten per pirmą, nežinau, pasaulinį karą, ten buvo to tilto seno, ten kur ir nugriauts, kur ir buvo sušaudyti tie kariai. Tai ten dėkim, kadangi mano suoci ir netoli, tai ten labai įdomiai ir buvo įdomi pasidėti telefoną. Aš noriu paskaityti geležinį tiltą, jau iš karto dublinu. Na, tai karoči, bairis ir ten mano suoci ir netoli, mes ten vis laik vakarais eidavom. Tai dėkim, žiauriai buvo tas, kad vien kart nuvarėm, draugsi matė, kaip dėkim tame bokštelį, siluots kažkoksai buvo. Pats aš esu irgi matė, sėdėjom, mes ten, atsimenu, kiek mums ten gal buvo, 19 metų irgi sėdėm, iš tuolo, grinai, kaip koksai kareivis parėmė iškart iš šono. Ir tada buvo žiauriausia vieta, buvo irgi, kada jau einam visi ir grinai, nukirst ranką, grinai kareivis prabėgo į mišką. Savo akį mačiau, tas jau buvo realybė. Čia 3 dalykai. Po to, karoči, buvo vaidas, tas atvarom, jau einam, taip tokia tyla, taip pro tos miškus praeinam, nuo Kurmaičių pusės irgi žiūrim, šviet, tas geležinis tylas, kaip tai tokia šviesai, žiūrim, visas deg ten, taip, ant sausidėgės iškvietėm gaisrininkus. No, o ta žuolė ten, žinai, degė. Žinai, į pistą aš galvoju, blemba, durni, iškvietėm gyvūnus apkaltins, mes jau vos ne kaip įbėgdam, galvom, tai bėgti, kam čia bėgti, žinai. Po to vėl tokį persisvaidėm, kol galvom bėgti, nebėgti, o Ani ir atvažiavo. Jis užgesino, žinai, ir mes pasilikom dar sėdėti, atvarė iš tų geležinkeliečių, ten, tipo, kas yra atsakingi už tą geležinį tiltą. Pistane ten sėdė, žinai, ir Kalbė. Ir sako, pardonai, tik. Nu, ne, patikrinau, tikrai. Gerai, pala. Dėl to geležinio tilto dar kas ir įdomiai dėkime, jūs esat girdėję, kad šalia to geležinio tilto per 2 pasaulinį, 1 pasaulinį karą ten ir padaryti visi tie tuneliai, karais tu gali ten vaikščioti. Ir mano pažįstamų, kad žinot, tas vietas tik ten nelabai ten atskleis. Nes tipo iš tų vietų tu gali perėti, dabar kas ten ir link Tūlninkį važiuojam tiesiai, kas ten taip vadinasi, kaip ir ta vieta. Nes, kad nevažiuočiai, nežinau. Nafta. Ne, link Tūlninkį važiuoju tiesiai. Va, Leckava. Gali iš geležinio tilto nueiti į Leckavą, gali kažkur išlysti netoli ETG ir dar kažkaip man ten pasako. Ir esmė tame tos tuneliuos ir didelė radiacija, tai ten nelabai gali būt, bet tu ten gali rasti tiek vyno, tiek amunicijos iš karo, tiek tų pačių šautuvų gali rasti. Galvoju, kad ten jau žinoti, iš tikrųjų jau būtų atvažiavę. Aš irgi sakau, jau nebebūtų. Va, tai žinai, čia irgi tokios spekulacijos ir, bet realiai faktas tai įdomus ir būtų įdomu, jeigu ten, žinai, negalėtų parodyti, nes bet ten irgi nelabai ten nori. Tai va tą naktį, kai miegosim, ten galim paieškoti. Nu, su tom naktim iš tikrųjų aš čia sakau, aš jau gal geriau savo šiltai lovai būtų. Praėjom jau tus visus dalykus, gal iš tikrųjų reikia ir tokie kaip blemba juodas Maikas neapsimau, kaip tokį gedulą, kad mažai vis tiek praradom kaip žvaigždę, ne? Pagrindinė dabar, Kristina, išvažiavo į Vilnių, viskas jau dingo, mažai žvaigždė, tai kaip sakant jau... Kad aš net nežinau, man sakau, dingo. Tai va, ne visi žino, atleiskit, ne visi. Jo, tai va, kiek jaunims turėdavo veiklų, vis laik važiuodavo, ten filmuodavo, ten kur tik nebūdavo, visi prie laivų skrolį. Aš suprantu, bet aš galvoju, kad čia ir bloga pamoka jaunimui. O mano, kaip čiučiut vyresnė,
Tie nuo tavo metų ir. Ką tu čia Kiek dabar? man metų? Nu, Ką tu kokį čia tenai duotų dabar? metą? Aš manau, kad koks 3-1, 3-2. Nu, Blet, aš jau tikrai duočiau daug. ne, nu, Ne, nėra ne, daug, nėra nėra. daugiau. Kaip man tenais, nu, vyrų nori vaiktų, jau nuo kiam Nu tai, tu žinai, tu, karoči, ir buvo tokių bairių, kai man važiavau, tipo, sakysiu, tu sutvarkyk man, karoči, televizorių, atvažiuoju, žinai, tvarkyti, jis ten, aš neturiu antrakto, žinai, sakyk, tu nori. Sakau, už užtvarkymą, sak, nu ne, sak, nu, sak, mane ką patvarkytų. Tai tu įsivaizduok, ką. Blė, tu čia nedegtinė? Na, ką? Tu čia nedegtinė? Bet aš sakau, realu, koks atvejs, tu sakai, kad nenori. Aš dabar tiek tų babučių bebijau, suprantu, kad tokių ir ką. Nu, tai kaip tau išleido? Nu tai, Ana, tai fiziškai už mane ir silpnesnė, supranti, teismiai tame, kad aš ne. Paskui. Kaip būtų? Ne, Ana nieko nebuvo, na manęs paklausė, sakau, tu toks, žinai, net Ką siūlė? Viską, žinai. Ką siūlė? 100 eurų, 200 eurų. Nesigilino, aš iškart sakau, jums veiktas televizorius, žiūromai tas televizorius. Kokį telefoną turi? Viskas. Kokį telefoną turi? iPhone'ą? Naujausia iPhone? 14, čia koks. Nesenus, kad daugiau neįpirko kitokį. Nu. Nu ja. Tai va, tokių, tai jeigu tu sakai, kad nenori, tai žinok, labai klysti. Žiūrėk, menas mano lėktuvu. Kortas duot gal? Давай, курточник, который gyvenimas bus, nu. Imperatorius čia aš. Dabar mes važiuojam. Gali tai traukti čia taip. Dabar mes bandysim tokį challenge daryti. Va, mūsų objektas. Šiaip iš tikrųjų mums yra dabar tikslas įveikti tą baimės faktorių, kur visi bijo užkilti ir nusileisti į tą 12 aukštį. Tai vat būtent tai mes dabar darysim. Tai ir atsiminkit, dėl to mažyko aido niekada nebus normalus, nes 30 minučių kalbėjau apie gandrus, kaip anu kilmę, nuvariau į arką, pavalgiau, kai pavalgęs grįžau, ne jau pradėjo kalbėti apie kitus gandrus, apie jauniklius, kaip ten populiacija ir panašiai. Kam kitas apie 12 aukščius, būkit normalus. pasakyti, mes atėjom kaip parkelį, šalta, -3 laukia, bet aš prisiminsiu tokius laikus, kaip seniau būdavau. Visi tokie, žinai, varydavo, kas yra, ką. Nu, iš tikrųjų būdavo tokie, laikai, kad visi bijodavo kapišoniniai, tai vadinasi, užsimesdavo kapišoną ir eidavo, kas ką paims, kas ką padarys, žinai, jau šiek tiek ir keli jaunuoliai, jau ir kapišonėlis užsimetęs, jaunuoliai jūt. Kaip ir mūsų operatorius? Jo, kaip ir mūsų operatorius jūt. Bet ta vieta ir 12 aukštis į tą pusę pasižiūrė, jis labai gražus. Mažeikių. Dabar. Nes ant ir bals buvo geltons. Man geltons būdavo tasai, kaip pasakėms, geltons. Man tėvas sakydavo, kas ir geltonas spalva. Ką žinot? Detski panos. Jeigu žinot, ką tai reiškia, parašykit komentarą. Tai va, mes dabar į 12 aukščių pusę. Kur mūsų liaudis išėmė? Kur čia dabar? Kur jūs pabėgo? Įsivaizduoju, visi, kas įvyko, žinai. Ane, sako, kur einam? Bėg, jau bijo, nes jau kažkas įvyko. Čia iš tikrųjų mūsų parkelio, Mažeikių parkelio garsenybė. Arklys. Arkliukas! Čia vaikystėje Deividas jodavo. Aš jodavau, tai Aš irgi jodavau. Tai čia visi O tu tipo nejodavau. Ne, čia nėra nei vieno Mažeikas. nejodavau, visi mėgintom nuimtus metaliukus. Ne, baigtų. Užduotį turim užduotį pajoti. Davidai, tu jaunesnis, aš tai kojas nebepakėliau. Iš tikrųjų, einam, išbandysiu vieną dalyką, kaip reikia pakilti liftu ir neišsigąsti. O kodą kas nors žinosi durų ar 38 kaip ir visur? Ne, ten prieini, nėra kodo. Žinau kodą. Girdite, aš žinau kodą. Žiūrėkit, koks tai Mažeikių pažiba. Čia yra nuostabi vieta, kur galima ateiti išgerti. Gausim samanės Ir į galvą, ir į galvą, ir pauostyt. polnį komplekt. Bet pauostyt, žinot, kaip ir klijų momentą ar dar kažkokių. Tai įsivaizduoju, bet sakė, kad yra. Aš to nežinau, bet reikėtų pabandyti. Neišbandęs? Neišbandęs, esi ne vyras, ne? Viskas, ne, nusklando legenda. Tai va, Tu ir nebandyk. nu bandom žiūrėti, kas čia yra. Open. Wow! Įleiskit mūsų tokį jauną direktorių. Baisu net liest kažką čia. Tai va. Labą dieną. Tai va. Tai išmėginsim naujus atrestauruotus liftus. Žiūrėkit, kaip reiks spausti liftą. Matėt? Dezinfekcinio pirmininko? Normaliai. Bet nėra tai baisiai iš Nėra taip baisiai. Negaliu. Nu, grindis priimam, kad čia ir buvo nejauku, bet tai kažkaip kaip viešbutį kokiam. Bet tai pasižiūrėk, grindys čia naujai buvo išmotas. Žiūrėkit, Prieš savaitę. Va. sezamai atsiverk. Apie tas liftus labai daug ir buvo legendų. Atsargiai. Atsargiai.
Įeinam. Kiek mylėsi čia galima? Šešiesi. Šešiesi. Nu tai 12 varom, aišku. 12. Deividai, kaip tau jausmas? Priimpo skaičiumu. Nekreipti dar nukristum. Bet čia Vaidenas, iš tikrųjų, mes žinom, tai kai Vaidenas... Negaliu. Va, prasideda. Ne, čia... Geri, Tomi, kai pakilsim 1, 2, 3 šokom į viršų. O, ne. 1, 2. Aš tik to Duris neatsidaro, Vaidenas. Atsidaro duris. Va. Tai ką, mes esam 12 aukšte. Gal atsidaro? Ne, jeigu norėsit užeiti, pasižiūrėkit, va čia ir mažai gaidas, užeiti, ateinat, pasimti kodas. Koks, Deividai, kodas turi būti? 1, 2, 3 prisimint. Tik neišduok visą. Deividai. Čia žiūrėk su zaguškiu. Aš truputį pasakysiu, pastrauk. Ne, čia karoči. Kodas, ateinat, jeigu kas būnat ir taip, norit į radiją patekti. 1, 2, 3. 1, 2. Mažai gaidas, atidaryk. Žinojai? Ne tas kodas. Tai va, neeikim su liftais, iš tikrųjų. Matėt, kaip judėjo liftas jau čia. Iš tikrųjų, jo, čia, nu, ne kiekvienam. Čia turi būti labai stiprių nervų, kad išdrįstum tokiai vietoj dar kartą net ir nusileisti į apačią. Laimė, pasižiūrėk, koks tai gražus vaizdas. Matėt, čia nein bachurėlis, žiūrėk, pasiėmės, matė šunį. Jau puls kažką, aš sakau, 100% puls. Siundis. Siundis. O aš nesidėklys. Agirka, žinau, kad galiu pasakyti, kad nėra taip baisiai. Aš irgi galvoju, kad Nes suremontuota, pažiūrėk, kaip ir. Ėjom į nuostabią vietą, 12 aukštis Maksimas. Atidarom, Deividai, užeikite. Va čia tai Vaidenas. Va čia tai liftai. O čia tai liftai. Jau čia Lietuvai, kas pasižiūrėtų, mastų vien žiūrėk užkalt su fanėra. Lifto avarinė. Čia reikėtų užrašyti. Nusifotkit, kas nors lifto avarinė. Šiaip tas čia, arba ta su fanėra. Nu bet nieko, užeikit. Tai jūs dviese kilkit, mes laiptis. Ne, ateikit. Nu, aš tik nedarysiu taip. Nedarysiu, čia jau nedarysiu, čia aš pats geriau. Čia tilpsim. Ateik čia. Nu, eikit čia, nu nebeblūdik. Čia kur fanėra užkalt? Nu. Jūs girdite kokį muzoną kalną? Ne, čia už kur plūs? Eikit čia, nu. Žiūrėk, kas ir. Aš nedarysiu iš tikrųjų, nes aš pats bijau, kad to daryčiau jau. Namyčiau jaučiu, kad Vaidenas, žiūrėk, vaidoklis ten napaišyts. O kam čia kur eina ta muzika? Nežinau. Tik nejuda. Čia jaučiu Vaideną. Kam čia eina ta muzika? Tau čia eina? Čia lifta groji šimtųjų seniai. Ar tai lifta groji muzika? Tu, na čia dar radijas. Šiaip man prakais. Aik, tu rimtai lifta groji muzika? Nu. Nu, prisiproto, tai Aš nežinau. Kur čia mes kylame kokį 30 aukštą jau? Nežinau, bet tas garsas man nepatinka. Man irgi. 1, 2, 3, tai. Atsiprašau. Įveikia, įsivaizduot, įveikia. Bet čia visai, žiūrėk, normaliai, čia net nenuneršta. Žalios grindys kaip žolytė. Žino žalios čia. Neveltui žolytė. Jau čia apsirūkė daug gyvena. Jeigu ką visai darė tas vėždėl, kai man... Kasparas prieš Sneikeris ir Baltazaras. Šiaip geras vaizdelis, ne? Palauk, tai atrodo iš tikrųjų mažai apsiniaukia. Saulikė būtų nuotaika, visiems būtų iš tikrųjų, bet čia tai žiauru. Bet taip 12 aukšte prie Maksimos bendrabutis, bet žiūrėk, leidamės, žiūrėk, jauriai. Žiūrėk, 10 aukštų, pažiūrėk, jau sienas jauriai. Bet ar irgi tokia, žinai, šitą... Žiūrėkit, ir liftas dar nėra, to neužtašta. Žiūrėk, kompotą turi. Pasižiūrėk kompotą, jeigu nori, žiūrėk, pašviesk į kompotą. Iš lotelę. Kauliukus Susišluot, kad nepaliktume taip, čia, nu, nebūkit nevadas. Nebūkit nevadas. Kiekvienas aukštas ir toksai, nu, Savotiškas. Savotiškas. Jau čia pjūklą galėtų filmuoti. Čia jau garsą, girdit pjūklo garsą. Kažkas turbūt... Žiūrėkit, kokie turėklai. Nesilieskit, tik būkit geri, nes čia jau ligas gali būti. Bet va, leidamės kiekvieną aukštą, ne? Vis baisiau. Vis baisiau. Dėl to viršai būtų geresnis. Žiūrėkit, užkalti langai jau vartus. 7 aukštas jau užkalti langai. Jau mes lipam į pragarą, aš nežinau, mes nenulipsim tą. Žiūrėk, koks ir balansas, jūs įsivaizduojate kokį balansą. 7 aukštas kaip į pragaro skylę atėjom. Tarybų sąjungos. O
vis, žiūrėk, o, turi dar pažiūrėti, čia jaučiu iš kultūrnamio, buvo faukta, taip pažiūrėkime. Ir jūs, jeigu prisimenat, va tokias dalykus, dabar šiai dienai pareina į madą, labai faina. Taip. Bet senai pamačiau tokias girdikės, jis nori pažiūrėti, kad čia dedas mums. Bet čia net lango nereikia. Jo, net lango nereikia. Ventiliacija nedaug. Dėl to ir parkas čia malonus. Taip. Ir ką nusileidom į tą kokšną, vėl jau vėlė. Čia išspardyta, matot? Jau išspardyta. Ne, jau išlausta, jau durų nereikia, ne? Čia bet vidumi. O nors gražu? Nu, Grindis. Pats atsidėjus. Mažas. Ne, žiūrėk, pirmas aukštą, taip, žiūrėk, jau iš karto atsėdus priprašytą. Gražu, vaizdelio. Nu ką, įveikėm Matas faktorių. Jėga. Mes nugalėsim. Pažiūrėkim, kokį mes įveikėm pastatą. pasidažai. Gerai, mes ką tik grįžom iš po tų savo klajonių, po Mažeikių 9 aukščius, 12 aukščius. Tai kaip sakant, gal aš pradėsiu nuo tų įspūdžių, tai... Man tie įspūdžiai dzin, aš pykstu ant Deividą. Aš tave pertrauksiu. Dėl to, kad mes nenuvažiavom prie geležinio tilto. Mes dar galim nuvažiuoti prie geležinio tilto. Deivis bei. Bet dabar net netamsu. Tai tu sakai, tau 5 ryto keltis reikia. Tai jeigu važiuojame geležinį tiltą, mes čia pusę valandos užtruksim. Ne, nesutinku. Šitas tiltas daro įtaką žmonėms, kai negali privažiuoti, nes jis bijo, dar kartą bijo. Aš turiu tau verslo idėją. Lieta, Aš turiu anam verslo idėją. Tu galėtum sukurti tokį tinklapį atmazi.lt. Supranti, aš nieko... Oho! Važiuojam prie geležinio tilto, prie baisiausios Deivido vietos ir Deividas mums nupasakos, kur buvo tie kareiviai, kur buvo tie šviečiantys tiltai, visa kita. Tai laukiu, nesulaukiu ir aš tai pamatyti ir įsitikinti. Važiuojam dienos metu, nes naktį ten tikrai aš nesidėčiau ir aš būčiau naktį. Mes siūlėm sumokėti, siūlėm daugą. Niekas Deivido nepapirks už šitą vietą. Šiaip aš paėmiau to stebuklingo vandens, jeigu ką tam Deividui išgers, vėl bus istorija, pasaka, aš 100% duodu. Stebuklings vanduo ir geršinuk, nes aš paragavau, paskui šilti pradėjau. Nu va, mes važiuojam, va čia pirms ir matai, garažas yra. Papuvės garažas vadinasi. Ir papuvusi troba, matai. Čia, jeigu ne vaiduokliai, nebūtų nugriuvęs. O čia nuo to apgantiškų jėgų, žinok, dažnai lupas tas sienos. Radiacija labai didelė. Jo, čia ir kažkur, bet pro tą garažą čia tuneliai eina, kur sakė Deividuks. Ne, čia pats paspaudė. Tai va, iš tikrųjų, Deividai, kiek tu kartų čia esi baliavas? Nesu baliavas, esu baidarim čia pravašėjęs. Ne? Ne. Aš kai girdėjau, kad tu čia savo anūką pradėjai. Palapinė čia buvo pastatyta. Dėkėm ant to tilto, čia to senovinio, kur buvo, bent jau taip įrašoma, kad per pirmą pasaulinį karą buvo vokiečiai ar rusai, nežinau, kariavo, tai esmė tame, kad buvo sušaudyta ir buvo eventas suleista. Tai dėkim, gal galimai čia ne Vaidenas. Nu ir tokia legenda. Tai va. Negalimai, o iš tikrųjų Taip Vaidenas yra, jo. ir daug kas jau sakė. Vietiniai kurmaitiškai turėtų O tu? žinoti. Aš tai nebijau, iš tikrųjų, čia vietiniai. Ką tie vietiniai jau pusę ventojus plaukė, Joni. Ne, tai jeigu čia būtų sušaudęs, tame, kad jau būtų atsidūrę Latvijai ten, tai čia jau... Tai Bet Latvijai principe- Vaidenas, čia apie ką mes čia kalbam? Na. Tai Latvija teks Bet žinai, važiuoti. jeigu tu tiki mirties tą momentą, tai visi mirė čia. Dėl to čia ir Vaidenas, dėl to ir girdi kiti, kaip bėga čia per tą tiltą kareiviai. Kuku! Kuku! Chanel! Mademoiselle, ar mums pavyktų įeiti į tą pastatą? Žiūrėk, net stogas pakeis. Keitė stogą kreivaronkiai. Net apskardinti nemokėjai. Arba valdžią to. Mes pavyzdžiui. Istorija yra tokia, kad čia buvo nutiesti 3 atsarginiai keliai į Pumpurų kaimą ir šitas buvo nutiestas būtent tiltas, kaip susiekimo priemonė, visa kita. Ir vokiečių kariai 1915 metais susprogdino ir tiltą, ir padegė sandėlį, ir sudegino stoties namą, žodžiu, pridirbo daug visko. Ir dabar mes šitą vietą turime tiesiog kaip istorinę prisiminimo vietą, kas čia buvo įvykę.
Ir va, dėl to ir sklinda tos legendos, kad būtent tie kariai sušaudyti ir kurie buvo sudegę per gaisrą, visi šitie čia ir pasirodo būtent naktį. Dėl to žmonės čia ypatingai bijo pasirodyti arba naktį, arba po vieną. Iš tikrųjų atvažiavom prie to tilto pasižiūrėti, ar čia vaidenas ar ne. Deividai, ar tu gali pasakyti tas vaidenimas? Čia iš tikrųjų, ar mes čia tilts kažkoks paprastas, nesąmoningas tiltelis, čia turi vaidenti. Užlipo visas tiltas, pasižiūrėkite tą pusę, kaip gražiai atrodo, toks surudėjęs, subuvęs ir mes nežinom, kada jisai grius. Kaip tu, Deividai, galvoji? Ar tau dar vaidenas čia ar ne? Nostalgija iš tikrųjų ir iš vaikystės, kai čia pripasakau tokių visokių dalykų, bet esmė ir tame supranti, kad jo, čia iš tikrųjų buvo ir tame šitai pastate buvo, kur ir dėkim buvo, kur buvo ir tiekė, kad buvo matęs ant siluetą. Bet ten pažiūrėk, kaip išgriauta ir aš neįsivaizduoju, tokios sienos išdaužytos, kaip būtų šiai dienai su automatais sušaudyta, neįsivaizduoju. Baisu dar. Žiūrėk. Supranti, dieną visai kitoks yra efektas, naktį ir visai kitoks efektas. Dabar taip atrodo kaip drąsus, kaip aš į vienas pats šuniuką galėčiau pavaizduoti, bet naktį ne, aš jau gal geriau. Aš pasakysiu Monikai, kad Monika nenori su mumis bendrauti, čiūrių traukiasi iš šono, juokiasi, kad mes net nebūtume atsivežę Deivijos naktį, čia būtų iš vis Šitok vidai čia niekada daug nepamatys, bet naktį, sakau, čia ir žiauri, visai kiti atspalviai. Sakau, man netgi tie miškai čia, kur ir supranta, kiek, netgi dabar toksai nemaloniai. Komentaras ir toksai sakau, kad dieną visai kitaip yra, o naktį visai kitaip yra. Dabar atrodo gražu pikniką čia girdėjom, ką gal daryti, bet principė naktį čia nėra tikrai jauku. Tokie visai ir mėnulio atspindžiai, ir pats jausmas, tai tikrai. Bet šiaip ramybė tai žiauri. Paini tie paukščiai tokie bum. Bet matai tą vietą, kaip privertė, skaityk, atvarėm iš pat pradžių linksmė, tokie, įdomu mes tokie surinkėjom. Žinai ką? Kaip tu ten ritinai ten tos velykinius kiaušinius? Gerai nusmarvėjo, žiūrėk, koks susirita vis. Ir žydė gėlė, tenai kalno. Bet matai, tik išėjai iš tos vietos iškart nuo tai kėlė. Varliuks! Matai? Amžinai atilsi. Duok varliui. Ar išdėsimės naktį čia nusimaudyti šitoj upėj? Aišku, tu nusimaudyti, jo. Tai tu čia naktį važiuot bijotum, bet nusimaudyti nebijotum. Noriu paprikolinti, ką darydavo prieš 5 metus su Deivis. Atsirė fodo. Aš žinojai? Suraskim šitą medžiagą. Deivis išėjo. Малолетка, дура, маленькая девочка, коротенький пальто, ага, хорошая мордашка и ножки ничего. Čia yra likęs kareivių šaldytuvas. Jo. Kaip matote, freono jau tikrai ten nebėra ir net neverta jo ten tikėtis. Ir labai keista, kaip šitoje mistinėje vietoje per tiek metų jis dar nesurūdijo. Tai žinai, kokia mašina tavo bus? Mes paisime. Aš žinau, kas mėgst plaut mašiną. Ten kokia tavo mašina bus, dabar kokie durpynai. Įsivaizduojat, kiek tas geležinis tiltas daro įtaką žmonėms, kai negali privažiuoti net Apie 12 aukščius, tai dėkim, pirmajam, kur buvom mes prie 3 vidurkės, man atsirė atrestauruos vis ir gražu, bet nepatiko kvaps. Prasilenkėm su tokiu kažkokiu vaikinuku, tai antram aukšte berats. Toksai konfliktinis, ten, žinai, jeigu nebūtume buvę triesiai, vyrai, o tai nediskriminacija, tai sakau, žinai, vyris iš karto atsižiūrė. Tai va, o kitam ten, kur buvo, ten jau buvo šiurpiau iš tikrųjų, bet kažko, nėra pagrindo ten bijau ateiti, va tai tokie įspūdžiai. Žmonių, nebent tų gyventojų, aš manau, ten baimė džias būtų su gyventojais, nors tas paskutinis vaikinukas, kurie atrodė visai normalus. Bet realiai, ką bijočiau, tai ten berods 5 ar 7 aukšte lango to nebuvo. Tai realiai, jeigu ten esi bičas ir ten kokios drakės vyksta, tai aš manau, ten pro langą nesunku būtų išskristi. Kaip tas priežastis veikia? Ar nori paskraidyti? Tai va, realiai tam aukšte gali tą padaryti. Šiaip visą kitą, jo, teisingai pasakėjai, ten smarvė buvo, bet aplinka gražesnė, ten smarvės nebuvo, bet aplinka tai, ne kažką. Bet tam antrą aukštą matėjai, jau iš kartas, kaip tu sakei, konfliktus. Kaip tau tamukai kokie įspūdžiai? Pasakysiu, kaip būtų tie mūsų
Dvinukai, kaip Amerikos 2 bokštai. Kažkada lėktuvus bus ir sugriūs. Malūnsparnis. Žinai, kaip dabar tai pagalvoti, parkelį, žinai, ką galėtume mes padaryti, čia, žinai, galvoti apie tus važiuoti ten su palapinėm, ten prie to geležinkelio tilto. Jūs esate matę, kaip Amerikoje buvo per tus dangoraižius, nusitęsė lyną ir perėjo su kartim. Dabar mes padarom taip, kad reikėtų perėti per tus... O tu gausi lyną? Nu, tai kas tai, ten kaip ir 2 pastatai, lyną įsitraukia ir turi praeiti. Nu, bet tai tas Maksimos 12 Aš tau sakiau, kad jis degtinė, aš tau sakiau, kad tai degtinė. Bet tai, ta prasme, čia per visus 5 aukštus turi išraityti. Ne, tu manęs nesupratai, pasižiūrėk, 2 9 aukščiai, lynas padėts ir tu turi 2 perėti kitą. Tai tipo, Amatė, ten buvo pilta degtinė, 100%. Ką? Ten ne vienodai pastatai prie parkelio. Nu tai bus va tai tada. Va tai būtų, va tai Tai tada būtų, kaip tai. nuo čiuožyklos nusileisi, tada reikia Tada dviejų taip. naujo, tai tada va. Tai va, tokie mūsų įspūdžiai, taip Ką tu fantazijos pumis iki tiek nuleido. Duok Tai va, jeigu norit apsilankykit, tikrai nėra baisu, o ką, mes šiandien atsisveikinam su jumis ir iki sekančių kartų. Čia. Čia.